Labas rytas, malonu, sekmadienio rytą, jūsų tiek daug matyti. Galvojom, kad mes čia keturiese pasišnekėsim ir išsiskirstysim, tai smagu, kad ne keturiese būsim. Pristatau pokalbio dalyvius. Aš esu Rasa Antanavičiūtė, Vilniaus muziejaus direktorė ir viena iš šitos knygos, šito detektyvo leidėjų. Kastytis Sarnickas, Lapo knygos leidyklos bendraautorius, muzikantas ir rašytojas, Povilas Andrius Stepavičius, sakytumėj toks lietuviško leidimo krikštatėvis ir komentatorius ir daugiausia gali papasakoti apie turinį ir aplinkybės ir kontekstą. Ir Rasa Drazdauskienė, pavogėm ją iš Ernesto Parulskio ir LRT laidos apie detektyvus ir džiaugiamės, kad galėjo prie mūsų šiandien prisijungti. Galvojam, kad mes apie 40 minučių kalbėsim, o tada lauksim iš jūsų dar kažkokių papildomų klausimų ir bandysim juos atsakyti, o tada paliksim dar kelias minutės jums nubėgti į kitą renginį, iki 10. Tai va, norėjau pradėti šitą pokalbį nuo klausimo jums, kiekvienam to paties, kas užkabino skaitant. Ir Povilui gal kas užkabino apskritai radus lenkišką tekstą. Tai jeigu nuo Kastyčio galim pradėti, tai... Sveiki. Tai aš dar apie save irgi truputį prisistatysiu, kodėl aš čia esu ir kaip, kad aš rašau ne tik knygas spausdintas, kelias esu parašęs, kurioje, aišku, jos ne visai gal detektyvo yra, nors mano antroji knyga Vojaž yra, irgi turi tam tikrą detektyvo ir trilerio tokią formą. Tai man gal buvo artima, bet aš esu sukūręs ir irgi vilnietišką detektyvą, bet šių laikų. Tai yra Žėručio gatvės byla, bet tai yra muzikinis detektyvas, kur irgi pasakoju tam tikrą istoriją, nusikaltimą ir apie komisarą, kuris turi labai daug bendro su ponu Mankovskiu iš šito romano, nes mėgsta išgerti ir degtinėlės ir šlaistytis po tarpuvartės. Tai turbūt mane dėl to Ūla prikalbino į šitą pokalbį. O man buvo labai įdomu paimti knygą, nes aš turiu, man Vilnius tarpukaris ir lenkmetis, pavadinkim, man visiškai yra balta dėmė ir man atrodo labai daug žmonių yra Lietuvoje, kurie lygiai taip pat, kurie nesidomi tuo laikotarpiu. Mes tarsi specialiai vengiam ir visiškai nesidomim, kas tuo metu buvo Vilniuje ir nieko nežinom. Kaunas tai yra tenai metropolis ar kažkas ir baliai šokiai, o Vilnius yra tarsi toksai visiškai nežinomas. Tai visų pirma mane tas labai žiauriai užkabino, kad aš pats savyje atradau, kad iš principo tai yra mūsų miestas, aš esu gimęs čia augęs, pats rašau apie Vilnių, kuriu dainas apie Vilnių, o tam tikras laikotarpis ir turbūt labai įdomus ir gražus laikotarpis yra visai nežinomas. Tai man tas buvo labai įdomu. Ir tada, kai pradėjau skaityti knygą, aš supratau, kad tai yra mano literatūra, nes būtent man patinka tokio stiliaus ir tas laikmetis, turbūt, kai vyrai tokie būdavo, kurie eidavo į barą, gerdavo degtinę, valgydavo svogūnus, o po to iš baro išeidavo į kokį balių, puotą, pasikrakmolindavo tas apykaklės, toksai. Tai man visas tas yra pats... Ilgitės tokio laiko? Ilgitės tokio laiko? Aš tam tikrą prasme žaviuosi tuo, aš nežinau, man pats tas suvokimas yra labai sunkus suderinimas, kai tarsi ir tas galantiškumas yra absoliutus, to laikmečio, kada žmonės atrodo labai galantiški pasitempę, bet tuo pačiu jie gyvena, aš įsivaizduoju Vilniaus senamiestis, kaip tuo metu atrodė, kaip tu atrodė butai, kai koks kvapas, tvaikas ten buvo ir taip toliau, bet va, kaip jie suderindavo tuos visus dalykus, tai aš pradėsiu nuo savo įspūdžius. Tai man visų pirma tas emocinis labai buvo, apie siužetą gal dar mes vėliau pakalbėsim. Jo, tai galiu pratęsti. Man tai sunku visai pasakyti, kaip čia manęs užkabino, nes labai daug tokių lygių aš jau perėjau, kaip šitas romanas man jisai ir patiko, ir nepatiko, aš jį mylėjau ir nekenčiau vienu metu, nes labai daug ilgai aš apie jį žinau ir ilgai apie jį galvoju, nors esu istorikas, bet tarpukaris nėra mano pagrindinis tyrimo laukas. Aš tyrinėjau Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istoriją ir tos senus laikus ir kai išmokau lenkų kalbą, pradėjau domėtis jau Vilnium
ir tarpukariu ir buvo įdomu, nes galvoju, čia vienas gali perskaityti, nieks neskaito, galvoju, kaip įdomu, čia visko tiek daug yra, tekstų visokių laikraščių, nieks neskaito, nu gerai, aš skaitysiu. Ir taip pat beskaitant kažkada Slovo laikraščių numerį ir buvo tas Vilenska poviešių kriminalinė. Nu gerai, įdomu, čia kažkokia moteris, kažkokia įdėta buvo tokia nuotrauka, nu gerai, įdomu, žiūriu, čia pirma, antra dalis, kiek čia tų dalių, žiūriu, daug tų dalių, daug tų numerių, nuo kovo ten iki gegužės eina ar kažkaip. Ir galvoju, nu gal kada nors gyvenime perskaitysiu, ne, nes nieks neturi laiko niekada skaityti, galvoju, nu kada nors. Ir tada dirbdamas Vilniaus muziejuje kažkada vėl grįžau prie šito teksto ir vėl galvoju, nu visai įdomu ir žiūriu, kad čia autoriai tie patys vis kartojasi, ne? Ir čia ir Mackevičiai broliai veikia ir galvoju, nu taip, o Juzefo Mackevičiaus lietuviškai turim prileistą, ne, ten tų knygų apie visas perturbacijas antro pasaulinio. Tai toks trilogija jo yra labai, labai įdomi, ne? Gal jo brolį mažiau žinome, čia ir lentelė buvo atidengta per visą šitą laikotarpį, kol ta tekstas mano galvoj buvo, kad egzistuoja Vitebsko gatvėje. Ir tada gavosi, kad pagaliau įveikiau tą knygą ir galvoju, nu visai čia įdomu. Įdomu ir ne tik, kad ten yra tie broliai Mackevičiai, bet kaip ir teisingai atsakė prieš tai, kad čia yra tas miestas su savo kvapais ir savo erdvėmis ir su tai žmonėmis, kurie dažnai mūsų yra pamiršti vienaip ar kitaip. Ir va tas turbūt užkabino, kad tai yra tekstas ne apie miestą, kuris patiria karą, ne apie miestą, kuris patiria kažkokias didelės nelaimės, nes tokių tekstų jau daug turime, tai nėra tekstas apie kažkokią tai etninę grupę, tai nėra tekstas vien apie lietuvius, apie lenkus, apie žydus. Tai yra tekstas, nu tiesiog va toks išoperuotas, aš taip pavadinčiau, pristatomas to laikmečio vaizdas. Koks jisai vaizdas, kaip mes jį suprantame, tai čia galima diskutuoti, kiek čia yra tiesos, kiek čia yra kūrybos, irgi galima diskutuoti, bet mane tas dar labai sužavėjo, nes visgi apie Vilnių tokių tekstų iš tarpukario laikotarpio nelabai turime. Nemanau, kad jų buvo labai daug ir lenkiškai parašyti. Manau, kad užsiėmė kitais dalykais tuo metu rašytojai ir žmonės. Bet čia vienas iš tokių, kuris parodo va tokį miestą, koksai jis yra įvairus, keistas, paslaptingas ir nepatirintis kažkokiu tai pasaulinių kataklizmų, karo ir, 40-mečio pradžia. Ramus Vilnius, galima taip pasakyti. Ramaus Vilniaus kūrėjai galvoja, kaip jį pristatyti visuomenė ir savo aišku visokias politinės temas įdėti. Tai aš irgi čia dar apie turinį nenoriu labai plėtotis, bet mano tai tokie įspūdžiai, tai jų labai daug buvo, tai čia gal labai eklektiškai gavosi, tai, bet jo, taip. Aš šitą knygą aptarinėčiau turbūt kaip du žmonės, ta prasme visų pirma kaip Vilnietė, nes bet kuriam Vilniečiui pamačiusi knyginę užrašą Vilnietiškas detektyvas iškart ranka tiesiasi, nes Vilnius tikrai nusipelno ir savo detektyvo, ir istorijų, ir Vilnius turi savo legendą, Vilnius turi savo dvasią, Vilnius turi savo herojus, visą tai jis turi, detektyvo jam trūko. Ir kaip paaiškėjo, kad tas detektyvas jau seniai yra, tai tikrai neįmanoma praleisti. Antras žmogus, kuris manyje kalbėtų šiuo atveju, tai yra būtent kaip detektyvų mėgėjai ir detektyvų ekspertė. Tai tiesiog įdomu pasižiūrėti, kaip atrodo tas vilnietiškas detektyvas bendrame detektyvų kontekste, kokiai jisai krypčiai atstovauja, prie ko jį galima būtų pripaišyti ir panašiai. Tai reiškia, jeigu pirmuoju savo pavidalu kaip Vilnietė, aš tiesiog galiu tik tai pasidžiaugti iš tikrųjų, kad 1933 metais Vilniuje gyveno tokie žmonės, kurie sugebėjo susiburti į kompaniją ir parašyti knygą. Jie ten, kaip supratau, rašė po kelis skyrius, ne tai, kad ten susėdo visi kartu ir po sakinį dėliojo, bet po kelis skyrius, vieni daugiau, kiti mažiau, bet galiausiai vis tiek tai yra kolektyvinis produktas, kuris atspindi, kaip jūs sakėte, Vilniaus vaizdą to laiko, bet mano galva tas vaizdas toks paturbintas šiek tiek, nes ir transportas greitesnis negu kad tais laikais buvo, ir važiuoja, jie čia specialiai sakinį išsirašiau nuostabų, lėkėme 60 km greičiu užgesintomis šviesomis, šokinėdami duobėtomis užupio gatvėmis. Praktiškai kiekvienas iš mūsų patyrė tokį dalyką ir žodžiu, tas yra
žiauriai miela, atpažįstama ir panašiai. Vienas iš simpatiškų dalykų irgi tai, kad veiksmas ten pradžioje vyksta Švento Mykolo gatvės 27 name, kuris, kaip aš pasižiūrėjau, stovi praktiškai tiesiai priešais dabartinio Adomo Mickevičiaus paminklą, kas tiesiog suteikia dar papildomo žavesio. Ir bet kuriai šito detektyvo detalių paėmus ir panagrinėjus, ta detalė mus nuves tolyn ir tai yra tikro detektyvo smagumas, kad tu gali ten raustis ir kasinėti. Apskritai paėmus žanras yra daugiau satyra. Tai yra, ko gero, provaizdis tų ironiškų detektyvų, kuriuos vėliau lenkiškai rašė Joana Chmelevska, kuriuos mes irgi savo laiku labai skaitėme, aš ir iki šiol, pavyzdžiui, skaitau. Ir kas yra skaitęs bent kokį nors Joanos Chmelevskos, pavyzdžiui, iš tų linksmų ironiškų detektyvų, tai puikiai įsivaizduoja ir tokią patrakusią heroję, kuriai niekas nekliūtis, ir visokias keistas kliūtis, kurios iškyla, kurios yra absurdiškos, bet viskas kažkaip susiklosto. Tai va, ir šitas detektyvas, ir dar vienas dalykas, kuris man pasirodė svarbus ir kurį aš suvokiau tik tai šiandien ryte važiuodama į mugę, galvodama apie tai, kokioje mes aplinkoje dabar gyvenam. Kad karas, karo grėsmė, pavojai, siaubas ir taip toliau. Visos šitos paralelės su Münchenais ir dar kažkur taip toliau. Čia veiksmas vyksta 1933 metais. Žmonės rašo 1933 metais. Pasaulinė situacija nelabai skiriasi nuo to, kokia jinai yra dabar. Ir jūs pasižiūrėkit, žmonės susirenka ir parašo smagų ir gerą daiktą. Taip sakant, mane tas labai įkvėpė. Tai jo, man čia nedaug kas liko, bet aš irgi savo klausimą pati atsakysiu. Tai pirmiausia, su Povilu dirbom Vilniaus muziejui ir kažkaip Povilui pasakius, kad geras daiktas, aš patikėjau, nes man lenkiškai skaityti sunku, tai aš galvoju, jeigu Povilas sako, kad geras, tai vadinasi geras. Paskui galiausiai, kai perskaičiau vertimą jau, tai mane užkabino labiausiai keli dalykai. Vienas, ką Kastytis minėjo, kad tai yra lengvas būdas pažinti tarpukario Vilnių. Tai yra, jeigu nenori akademinių dalykų daug skaityti, o nori pajusti dvasią, pajusti tokį cinkelį. Aišku, jis ten turbūt papudruotas, toks trupučiuką pagražintas, kaip Rasa sakė, paturbintas. Bet vis tiek tai yra lengvas būdas. Realiai per porą vakarų maloniai galima pabūt, tokia laiko mašina, pabūti tarpukario Vilniui. Kitas dalykas, mane labai sužavėjo tas autorių toksai, nežinau, ne tai, kad drąsa, bet toks pasiutimas. Tai daugybė žmonių knygoje yra tikri žmonės, su tikrom pavardėm. Tuo metu tarpukario Vilniuje veikia. Ir, tokie herojai, kuriuos dabar mes ten skaitom ir visaip kaip ten vieni iš tokių rimčiausių menotyrininkų, paveldosaugininkų ir panašiai. Tai jie, pavyzdžiui, vienam epizode knygoje, jie vienas paskui kitą, Lorenzas, Moreliovskis ten ir kiti, sustoja ant kelių, šliaužia kažkokiu tai Rūsio koridorium Aušros vartų gatvėj ir vienas kitas stumia, ten griūna, tarėsi, kaip šitą paveldą dinamitu būtų geriausia susprogdinti. Žodžiu, žiauriai juokingų yra vietų. Ypač jeigu skaitai Povilo ir dar ankstesnio leidimo komentatoriaus tas nuorodas, nes ten irgi daug yra paaiškinimų, kas yra kas. Ir kitas aspektas šito jų pasiutėliškumo, tai yra literatūrinis aspektas šito detektyvų, sakė, man reikia sakyti trileris, bet dar neišduosiu. Taip. Tai kad vienoj, pavyzdžiui, vietoj šitoj istorijoje staiga išlenda pati autorė, tai yra Felicija Romanovska, pradeda veikti romane. Ir su tokiu truputį disclaimeriu sako, čia taip nelabai įprasta, kad pats autorius pradėtų veikti, bet štai, kadangi mano kita herojė nesutiko būtų paminėta, tai aš už ją pabūsiu. Ir tas, toksai tikrai ta laisvė, kurios net ir dabar ne visi savo autoriai leidžia, padarė man didžiulį įspūdį. Ir pats faktas, kad čia dar aš Povilo paklausiu apie detalės leidybos, bet pats faktas, kad 4 vyriškiai susijungė, pasivadino moterišku vardu ir išleido šitą tekstą ir iki šiol jis eina Felicijos Romanovskos vardu, irgi visai smagu.
Ir paskui, kai Slovo puslapiuose šitas tekstas pasirodė populiarus, tai jie dar netgi ir kadangi patys Slovo redakcijoje dirbo, galėjo sau leisti tokių šposų, tai jie dar įdėjo ir tos Felicijos Romanovskos, kurios nėra iš vis, neegzistuoja. Sugalvotas personažas nuotrauką. Ir parašė, ką jin mėgsta, kad mėgsta kavą gerti, mėgsta jodinėti, turkišką kavą. Nu, žodžiu, tokio cinkelio yra ir aplink knygą, ir pačioje knygoje. Tai dabar, Povilai, norėčiau paprašyti, kad tu labai trumpai papasakotum apie istoriją pačio teksto. Tai yra, kaip jis buvo leistas, kalbos, metai ir taip toliau. Jo, tai teksto istorija yra tikrai tokia, šiaip paprasta. Čia labai daug paslapčių čia nėra kažkokio labai užslėpto tikslų, ganėtinai viskas yra aišku ir suprantama. Tai teksto visai esmė jisai pasirodo Slovo laikraštyje, pasirodo, kaip ir Rasa sakė, Felicijos Romanovskos vardu. Ir maždaug yra pristatoma, kad tai yra jauna nauja rašytoja, Vilniuje, tai yra Vilnietė, ir jos norime pasidalinti jos tekstu. Ir jisai išeina dabar, aišku, tos datos visą laiką išskysta iš galvos ir pamiršti, kiek truko tas visas žaidimas. Bet tas žaidimas truko pusmetį, kažkur pusmetį, tai reikia įsivaizduoti, ne, dabar jau mes, gal kažkas iš jūsų atsimena tokį dalyką kaip dienraštis, tai ėjo dienraščio pavidalu, ne kiekvieną savaitės dieną, kartais praleisdavo, ir pats dienraštis neišeidavo, man atrodo, ir tai sekmadienį, ir tai pirmadienį. Tai ir per tą pusmetį suėjo tas tekstas. Ir kaip ir Rasa sakė, taip ir buvo pristatyta ta Romanovska, tai jos ir interviu buvo su ją sufabrikuotas, aišku, kad kodėl jūs čia rašote, kaip čia yra, ką jūs čia mėgstate. Tikrai taip viskas sukurta, bet manau, kad šalia to tai slėpėsi ir šitų autorių apskritai toksai įdomus požiūris į pasaulį. Visi šitie autoriai ir apskritai Slovo redakcija buvo tokie, jeigu taip labai jau sudėtingai pasakyti, tai jie buvo tokie krajovcai, tokie pavadinimas yra labai įdomus. Tai yra tie, kurie vis dėlto mane, kad Vilniaus kraštas nėra vien Lenkija, tai nėra vien nacionalistinė Lenkija, tai yra teritorija, Vilniaus kraštas, Baltarusija, kuri tuo metu jau Sovietų sąjungai priklausė, Ukrainos dalis ir vakarinė Lvivas, Luckas ir panašiai, kas irgi Lenkijai priklausė, kad tai yra buvusios LDK žemės. Ir čia gyvenantys žmonės yra šiek tiek kitokie negu Varšuvoje, negu nežinau, Maskvoje, negu Kyjive ir panašiai. Tai jie tokios, mes juos galėtume pavadinti iš dalies liberalesnių pažiūrų laikraštis, šiek tiek toks tai lankstesnis, labiau nusistatęs prieš nacionalizmą, prieš buką nacionalizmą. Ir dėja yra tas, kad, kaip jau čia ir buvo pasakyta ne kartą, mes nelabai ką ir žinome iš to tarpukario. Tai yra, mes žinome iš istorikų darbų, bet mes patys kaip žmonės nelabai žinome. Ir turbūt, kas skaitėte laikraščius savo laikų dienraščius, tai puikiai supratote, kas yra redakcija, kas yra redakcijos požiūris, kaip vienos redakcijos žmonės gali nemėgti kito laikraščio redakcijos, kaip kartais yra tarp eilučių užslėpiama visa pyktis, neapykanta ir yra pasakoma, ką tu galvoji, bet taip, kad išeitų vis tiek į viešumą, nepažeidžiant visokių etikos ar ten įstatymų dalykų. Tai lygiai tas pats ir čia. Šitie 4 vyrukai, broliai Mackievičiai, Ježis Višomirskis ir Valerijanas Harkevičius iš tiesų iš kitos pusės suvedė sąskaitas su visais jų nemėgstamais kitų laikraščių redaktoriais ir jų autoriais. Labai nemėgo Vilniaus dienraščio autorių ir redakcijos, nes tai buvo labai nacionalistinis, endekiškas laikraštis, tai yra Endecija, tai yra tokia tautinė demokratija tokia buvo ir toks vienas iš jų atstovas Dumovskis, toksai žymus Lenkų nacionalistas, tai, vienu žodžiu, suvedinėjo taip sąskaitą su visais ir kartu iš ko apaugo tas tekstas visais vilnietiškais motyvais ir grožiais. Ir po to pusmečio atrodo, kad teksto įdomumas, teksto paklausa buvo ganėtinai svarbi ir 33 metais tai išeina tokia nedidelė
nedidelio formato knygutė, šiaip labai panašaus gal dydžio kaip šita, tik aišku daug plonesnė, nes išnašų iš vis ten nėra, komentarų nėra, nieko nėra, tiesiog plikas tekstas yra sudėtas iš laikraščių ir viskas, tenais jokių dalykų neužslėpta. Bet šalia to, kodėl jisai toksai plikas išėjo, kodėl jisai toksai plonas išėjo ir kodėlgi tų išnašų nėra. Mes skaitydami šitą tekstą turim visą laiką prisiminti, kad mes skaitome tekstą, kuris tuo metu Vilniečių ir Vilnietei buvo savaime suprantamas. Visos tos vietos, visi tie žmonės, ar tai išgalvoti, ar tai performuluoti, ar tai būtų kažkokia, tarkim, tas pats Mykolos Kersgatvis 27 ar panašiai, čia yra viskas žinoma žmonėms, jie žino šitos dalykus. Jiems nereikia sakyti, kas toj vietoj buvo, jiems nereikia sakyti, kas yra Kučkūriškės, kas iš jūsų esate girdėję, pavyzdžiui, kas yra Kučkūriškės. Ir kad tenais buvo beveik 200 metų veikiantis popieriaus fabrikas, kuris užsidarė 2001 metais. Net mūsų laikais, ne? O tai yra žmonėm įprasta. Kas yra Valažinas, pavyzdžiui? Ar žinot, kas yra Valažinas? Miestelis dabartiniai Baltarusijai, tuo metu priklausęs Lenkijai. 50 km nuvažiuoti. Vilniečiam čia yra suprantami šitie dalykai, čia yra jų erdvė, jų pasaulis ir tokią mes turime, ne tą pasakojimą, kodėl jis ir be jokių paaiškinimų, be išnašų buvo ir panašiai. Ir taip skaitydami dabar mes aišku daug tokių sluoksnių matome, kad mes matome ir kritiką socialinę, mes matome ir redakcijų kovą tarpusavyje, mes matome ir tam tikrų asmeninių sąskaitų suvedinėjimą, savo požiūrio diktavimą, bet dar irgi savo tokią vėl eklektišką prakalbą noriu užbaigti tik tai tokiu pasakymu, kad nors ir Vilniečiai suprato visas Vilniaus erdves ir tas Kučkūriškas ir panašiai, tai nereiškia, kad jie visus tos sluoksnius suprato. Aš net nebejoju, kad buvo žmonių, kurie tiesiog skaitė, nes buvo įdomu skaityti. Nes buvo įdomu tiesiog skaityti kažkokį trilerį, detektyvą, kažkas vyksta, bet buvo tokių, kas gal įsižeidė, gal kažkam nepatiko, gal kažkas pasijautė įžeistas. Bet jokio tokio stipresnio atgarsio spaudoje neatsirado. Manau, kad tie, kas turėjo duoti atgarsį, nebuvo pakankamai gabūs duoti atsakymą. Ir tekstas iš tiesų 60 metų taip dingo į užmarštį ir 95 metais jo antras leidimas pasirodė. Londone jis buvo išleistas, bet čia jau Mackevičiaus turtų ir teisių paveldėtojos dėka. O čia yra trečia laida jo. Tai va, visai. Ir pirma lietuviška jo. Tai va, toks gal pavyko tokį nubrėžti. Ačiū, Povilai. Tai dar grįšim gal prie tų sluoksnių ir tokių politinių intarpų, bet noriu paklausti Kastyčio ir Rasos apie detektyviškumą ir apie siužeto vingius. Gal galit truputį savo įspūdį papasakot, nes dažnai būna, kad kai nori daug tų sluoksnių sudėti, tai kažkuris nukenčia ir tada kažkokios tai mįslės tiems laikams žinomos, mums nežinomos, bet išskysta istorija. Tai man įdomu, ar čia jums kitaip kažkaip atrodo. Aš gal kaip mažiau profesionalus skaitytojas, bet vis tiek detektyvų mėgėjas. Man sakau, aš tai skaičiau, susidarė toks įspūdis, kad šitą knygą parašiau aš beveik, galvoju. Tai rašo visai kaip aš. Būtent tas sarkazmas, ironija ir labai iš karto supratau, kad yra labai daug atpažįstamų žmonių, tų laikų veikėjų. Lygiai taip pat tarsi ir aš savo, kai ir knygas rašau, pas mane irgi veikia visą laiką realų žmonės, apie kuriuos kalbama, kurie cituojami, kurie yra atvaizduojami. Tai net taip kažkaip man vienu metu toptelėjo mintis, mes gyvenam, ypač kadangi aš dar save laikau jaunu žmogum ir galvoju, mes čia kažką naujo išrandame, mes čia tokie, o tie, kur buvo prieš 90 metų, prieš 50 metų, prieš 100, jiem atrodo, kad čia mes, taip, aš šitą kuriu, aš čia taip sugalvojau, aš čia esu kažkoks originalus. Tarsi skaitydamas šitą galvoju, tėvo mano tuo laikotarpiu, apie kurį aš nieko nežinau. Žmonės darė lygiai tą patį, lygiai taip pat mąstė, lygiai taip pat rašė. Ir tarsi, kad aš negalėjau pajausti, kad tai yra 90 metų senumo tekstas. Man jis labai šiuolaikiškas ir gaivus atrodė. Ir jeigu aš rašyčiau apie tą laikmetį, aš rašyčiau lygiai taip pat. Žinoma, be visų asmenybių. Gal kažkaip kitaip išgalvotom.
O dėl trilerio ar detektyvo, tai mane įtraukė nuo pat pradžios ir kaip aš šnekėjau su Antanu Terlecku iš Židinio, šį ketvirtadienį turėjau vieną pokalbį ir mūsų kalba pasisuko apie vilnietišką detektyvą, tai jisai iš kito garsaus istoriko frazę išgirdo, kad knyga, kuri prasideda nuo teksto, kaip sulaikomi ir gaudomi komunistai, negali būti bloga. Tai vat. 100 metų niekas nesikeičia. Ne? Taip. Tai mane nuo pat pradžių įtraukė ir man buvo žaviausias tas, kad skaitydamas gal daugelį, šiaip tu nujauti, kas gali būti, kur tu vis tiek kuri tam tikras, kad čia turbūt va čia va bus paslaptis, taip išaiškinti. Vis tiek tu pats tyrimą vedi. Ir aš irgi skaitydamas pats tyrimą vedžiau, pats buvau kaip Mankovskis komisaras, aš neatsimenu jo pareigybės. Ir viršininkas. Bet aš nuėjau visai kitais keliais ir net neįsivaizdavau, kad knyga baigsis taip, kaip ji pasibaigė. Ta prasme, man buvo, tai yra didžiulis netikėtumas ir aš manau, kad tai yra vienas didžiausių pliusų, kad suveda istoriją taip, kaip tu visiškai nesitikė. Tai aš tavą. Aš jau ketinau įsiveršti, taip sakant, su savo trigrašiu ir sakyti, kad iš tikrųjų tai yra ne detektyvas. Veikia? Veikia mikrofonas. Gerai. Apskritai paėmus, jeigu griežtai pagal žanrą, sakykime, tai čia yra veikiau trileris. Ir skirtumas čia yra toks, kaip kažkada vienoje diskusijoje mes išsiaiškinom su Mantu Adomėnu, kuris, kaip, sakykime, pripažinkime dabar yra trilerių specialistas. Detektyvo veiksmas yra nukreiptas kaip ir į praeitį, tai yra tu aiškinėsi tai, kas jau įvyko, o trilerio veiksmas yra nukreiptas į ateitį, tai yra tu kartu su herojais bėgi kažkokiu taku ir tu nežinai, ko viskas baigsis. Tai yra nuotykiai. Tai šita prasme tai yra trileris, nes mes sekame visais šitais herojais, įskaitant ir slaptosios policijos viršininką Mankovskį ir atsitiktinai pasirodančią pačią Feliciją Romanovską. Beje, apie Feliciją Romanovską ir apie 4 vyrus, kurie pasirašinėjo moteriškų slapyvardžių. Yra labai gera analogija mūsų laikais. Turbūt esate daug kas girdėję tokį lenką rašytoją Jaceką Dehnelį, kurio viena, bent jau ar 2 knygos yra išverstos į lietuvių kalbą tikrai. Ir štai prieš keletą metų jis ir jo partneris Piotras Tarčinskis, man atrodo, aš nelabai tiksliai atsimenu pavardę, jie prisidengę slapyvardžiu Marilė Šimičkova pradėjo rašyti detektyvus apie 19 amžiaus pabaigos Krokuvą. Ir parašė, kiek žinau, bent jau ar 5 ar 6, iš jų 2 buvo išversti į anglų kalbą netgi, tai ta prasme, jie yra geri. Taip, tai yra kokybės ženklas, kaip žinau. Aš juos skaičiau, jie yra tikrai labai įdomus ir tai yra irgi sukuriama tam tikra atmosfera tokio provincijos miesto ir labai gyva tik tai tiek, kad jie rašo istorinį detektyvą ir jų pagrindinė herojė, profesorienė, kuri atlieka visokius tyrimus, ten tiesiog atstovauja irgi tam tikram, reiškia, tokiai klasiai, kad parodytų, kaip atrodo tas krokuviškių gyvenimas. Ir jie taip pat, tos Marilijos Šimičkovos yra ir nuotrauka, ir interviu su jie, ir daug apie tai, ką jinai mėgsta ir taip toliau. Žodžiu, čia yra praktiškai sesuo dvynė Felicijos Romanovskos. Taip, kad tradicija nėra dingusi ir jeigu kam būtų įdomu pratęsti vilnietiško detektyvo va šitą tokį žaidimą, tai štai prašom, dar yra tokių lenkiškų knygų. Dar vienas dalykas, kuris man šitoje knygoje labai patinka, tai yra tai, kad joje nuolatos šokinėjama nuo įvairiais veiksmo klodais. Ta prasme, kad vienoje vietoje pasakoja Mankovskis, kitoje vietoje įsiterpia Felicija Romanovska, ateina ir sako, dabar aš truputį papasakosiu. Paskui pasakojama kažkokiu visai trečio žmogaus akimis, nes kaip pavyzdžiui Felicija Romanovska kalbasi su estetu. Kiekvieną kartą paminint profesorių Manfredą Kridlį, prie jo pridedama, kad jis yra estetas. Žodžiu, jie estetiškai kalbasi taip toliau. Tai vėlgi mes matome kažkokio trečio žmogaus akimis. Ir tai labai yra gerai veiksmui, kadangi nenusibosta. Tu matai įvairius įvykius iš įvairių perspektyvų ir tas labai gerai veiksmą varo į priekį. Taip kad žanro požiūriu tai yra labai geras kūrinys. Taip,
tiek turbūt kol kas. Dar papildyčiau, kad ir geografija, čia daugiausia, aišku, veiksmo vyksta Vilniuje, aplink Vilnių, bet viskas baigėsi tai visai ne Vilniuje ir ten toli pakankamai vakaruose ir žodžiu, tas Vilnius dar ir įpinamas į tokį Europos geografinį politinį kontekstą. Tai biškį paspoilinau, bet žodžiu, tokia irgi, netikėta. Aš dar norėčiau pridėti, man įdomu, pats stipriausias ir pats galingiausias Meškinas šitoj knygoje ir vienas yra kažkodėl jo, bet vienintelis su lietuviška pavardė Biliūnas. Nežinau kodėl, bet man įdomu autoriai, nes aš taip skaitau ir sakai Biliūnas. Povilai, turi paaiškinimą? Čia, kaip čia pasakyti, toj pagalvosiu. Ne, paaiškinimo gal ir nėra, bet čia man tai atrodo, kad tiesiog taip sutapo, nes vienas iš to metinių Vilniaus vaivadų buvo Stefan Kirtiklis, kuris nebuvo nei kiek lietuvis, bet jo buvo tokia lietuviška pavardė. Tai man atrodo, kad tiesiog sutapo šitas dalykas ir dar čia man atrodo vienas toksai signalas, koks tas Vilnius yra margas ir koks ten žmonių margumynas yra, kad net autoriai pagalvoja, kad visgi reikia kažkokią ir akivaizdžiai nelenkišką pavardę įdėti veikėjų. Ir man atrodo, ten dar yra vienas toks žavus motyvas, vienas iš herojų, kuris iš žmogaus pavardės atspėja, iš kur anas kilęs. Kad, pavyzdžiui, vaivada tai tikriausiai bus iš Baltarusijos. Tai toks irgi labai vilnietiškas, irgi labai atpažįstamas mums motyvas. Tai dar į Povilą noriu kreiptis ir yra knygoje be tų tokių vidinių kovų, sakykime, Vilniečių, tarp Vilniečių redakcijų ten ir panašiai ir tokių politinių, kaip čia pasakytum, politinės linijos tam tikros, ar ne, kurią galima atsekti už autorių. Bet yra ir kitų dar politinių motyvų knygoje. Tai minėti komunistai, žydai figūruoja, gal gali trupučiuką apie šitą pusę papasakot? Jo, čia tai komunistai, ir kodėl čia jos gauda, tai čia nėra šiaip, kad visi Vilniui nekentė komunistų ir ten visi buvo antikomunistai kažkokie, labiau buvo didžiulė jaučiama baimė komunizmo ir aišku, daug kas iš tiesų tuo metu Lenkijos kultūroje buvo persmelkta, kad priešas yra komunizmas. Kodėl? Reikia prisiminti Lenkijos nepriklausomybės kovas, vyko labai panašiu metu kaip ir mūsų nepriklausomybės kovas ir tuo pačiu metu, kaip mes, lietuvių ten kariuomenė kovojo su bermontininkais, bolševikais ir lenkais, tai lenkai tuo pačiu kovojo su lietuviais ir bolševikais. Tai jie irgi turėjo tam tikrų dalykų. Ir aišku, tas žymusis stebuklas prie Vyslos, kur Juzefo Pilsudskio vedama kariuomenė sustabdė visai netoli jau Varšuvos priartėjusią tuometinės sovietinės Rusijos kariuomenę, tikrai paveikė ir tapo tokiu akstinu formuotis Lenkų nacijai, taip galėtume pasakyti. Tai jų buvo toksai, ne herojinis epas, bet jų toksai motyvas. Mūsų tai buvo nepriklausomybės visos kovos, tai čia prieš 3 priešus. Lenkams buvo kova prieš sovietus, kad mes įveikėm, mes apsigynėm, mes čia viskas ir dabar čia yra mūsų priešas numeris 1. Ir aišku, Vilnius yra tokioje ypatingoje teritorijoje. Vilnius yra, kaip ir dabar, kaip ir tuo metu, yra šalia Baltarusijos, kas čia labai nepasikeitė, gal tik tai siena šiek tiek pasistumė ir dabar mes esame labiau Baltarusijos negu tarpukario Vilnius. Ir iš tiesų trečiajame dešimtmetyje iš tiesų sustiprėjo įkurtos vakarų Baltarusijos komunistų partijos veikla, kurios vienas iš akstinų buvo ten Stalino direktyvos ir visi kiti dalykai. Ir iš tiesų vyko įvairūs, kaip čia sakyti, kaip pamečiau žodį, tai nereikia turėti omenyje, kad ten kažkokie suformuosiu. Vienu žodžiu, vyko ir tie vakarų Baltarusijos komunistų partijos, kuri buvo, aišku, komunistų partijos visos buvo nelegalios Lenkijoje, bet kūrėsi rateliai, kūrėsi kažkokios diversijos, kūrėsi kažkokie plakatai, visur matėsi tie komunistai.
Ir žinoma, kad va, dabartiniai krasnūchai buvo kabinami plakatai, tiesiog va, kad čia reikia sukilti, reikia nuversti šitą diktatūrą, proletaras laimės ir taip toliau, ir taip toliau. Nu ir tas viskas veikia, ir tas yra pagrindinis motyvas to metinio Vilniaus, kad yra va, rytuose priešas komunistai. Ne? Aišku, blogiausia, kas ir visą laiką su šitą temą sukuriant priešą, tai kad dažniausiai nukenčia tam tikrų žmonių grupės. Ne? Ir komunizmo atveju tai nukentėjo aišku žydai. Ir kurie tapo prilyginti komunistams ir kurie tapo kartais net sinonimu, kad yra žydas, yra komunistas. Ir yra net lenkiškai nukaltas terminas žydo komuna, yra vienas žodis, kad suprasti, kad komunizmas ir žydai yra tas pats. Tai toksai atskiras, kaip čia sakyti, dar viena antisemitizmo atšaka. Ir jos yra čionais. Ir autoriai nevengia, jie nevaidina esantis kažkokią labai progresyvių minčių, jie irgi sako, kaip yra. Tikėtina, gal ir iš jų kažkas galvoja, kad būtent žydai daugiausiai komunizmų užsiema. Ir čia vis pasimato, nes būtent žydo krautuvėje pogrindyje ir surandami tie komunistai, būtent ten žydai ir pagrindinį veikėją sučiumpa, ir įtariami, ir viskas tas kartojasi. Ir čia galime sakyti, kad ir kažkoks motyvas atkartojantis to meto realijas, bet iš tiesų to meto spaudą pasižiūrėjus, tai visur rasi tą žydo komuną. Visur, absoliučiai visur. Jeigu tik komunizmas, tai žydai. Jeigu komunizmas, tai žydai. Visą laiką, visur. Ir dabar aš jau visai neseniai įsigijau tokią knygą pavadinimu Žydo komuna. Tokia raudona, juodom raidėm, kaip ir priklauso. Nauja, sena būtų irgi įdomu, aišku, turėti. Bet jau ten Lenkų dabar jau neatsimenu pavardės, bet kažkuris ten politikos mokslų profesorius pabandė panagrinėti tą žydo komunos kaip kultūrinio ir socialinio reiškinio dalyką, kas tai yra, kodėl taip yra. Mes galime galvoti apie Lietuvos kaip pavyzdį, kadangi geriausiai jaučiamės turbūt galvodami apie Lietuvą, nes daugiausiai išmanome, tai pas mus tas žydas komunistas ateina po 40 metų, biški vėliau, kai susiduriam jau su pirma sovietinė okupacija, kai jau atsiduria tas ir kaltinimas, ir aišku, nacijų ideologija ateina. Bet tarpukario Vilnius ir Vilniaus kraštas ir visa Lenkija šitą patyrė nuo 20 metų. Ir dauguma tų visų išpolių prieš žydus, pogromų, riaušių, kurių tikrai buvo daug ir viena iš jų buvo net 2 metai iki pasirodant šitai knygai, buvo būtent persmelkti tuo neapykantą žydams dėl to, kad jie yra komunistai. Ne dėl to, kad jie yra žydai kaip žydai, bet dėl to, kad jie yra žydai komunistai. O komunizmai yra pagrindinis priešas. Jo, čia taip. Galima aš truputėlį prie šito pridėsiu. Šita tendencija naiptol ne vilnietiška ir net ne tik lietuviška ir lenkiška, nes lygiai tokie patys motyvai, gal tik netaip ryškiai, yra visuose to laiko klasikiniuose detektyvuose ir Agatos Kristi detektyvuose, pavyzdžiui, tikrai tą rasime. Taip kad tiesiog tai dabar mums skaitant atrodo labai žiauriai, tuo laiku tai atrodė tikrai visai kitaip. Tai ta prasme, kad nieko neteisinant, bet tiesiog šita tendencija yra nevilnietiška. Ne tik vilnietiška. Link pabaigos keliaujant mūsų pokalbio, noriu dar savo pašnekovų paklausti. Gal nebuvo progos pasakyti tą, ką labai norėjosi pasakyti, tai dabar dar turit šansą. Ir auditorijos prašyti galvoti apie klausimus. Klausimai. Duosiu mikrofoną. Aš norėjau paklausti, o kaip paaiškėjo, kad ta Felicija Romanovska visai ne Felicija Romanovska? Buvo kažkokia istorija, skandalas, ar nustebo visi, ar nuliūdo, kaip ten buvo? Čia geras klausimas, bet čia iš tiesų rekomenduoju perskaityti knygą ir paaiškės. Čia viskas yra tekste ir viskas slepiasi tekste ir akylus skaitytojas, aišku, supras. Aišku, mes dabar turime tokią prabangą dėl to, kad jums čia jau išduota yra visas šitas dalykas, kad čia Felicijos nėra, mes jau ir patys pasakėm ir tekste yra, bet kai skaitysite, kas dar neskaitėte arba dar kartą skaitysite, tai įsivaizduokite, kad jūs nežinote, kad jūs iš tiesų gaunate tekstą, kurio autorė yra Felicija Romanovska. Pabandykite pažaisti tokį žaidimą ir priėjo prie paskutinių kelių pastraipų, Nepradėkit nuo pabaigos. Jo, nepradėkit.
Nu čia jo, nepradėkit nuo pabaigos, bet jeigu pavyks va šitas eksperimentas jums, ne, nu tai tada jūs pasijausite kaip tarpukario Vilniečiai, kurie perskaitė tą knygą, ne, nu čia aišku juokauju, bet kokia iš tiesų reakcija tuo metu buvo, dėja nežinom kokia reakcija, niekas ten, kaip čia sakyti, mitingų nedarė, dėl to neprotestavo, tai... Skandalo nemanau, kad nebuvo. Gal buvo toks, nu irgi kaip dabar toks, smagumas. Turim dar kažko paklausinėt? Ne? Rasa? Ateinu. Ačiū. Aš norėjau pasiklausti, kaip apskritai jums, kodėl jums pasirodė, kad yra svarbu išleisti šią knygą asmeniškai ir galbūt prieš tai einantis klausimas, kaip jūs atradot šią knygą. Jo, kodėl, aš tai, jeigu galėčiau, aš išleisčiau viską. Nu, tikrai, jeigu būtų įmanoma, ypač kadangi aš prie šitos knygos prisidėjau tiesiog ją suradęs ir komentarus parašęs, tai jeigu tai būtų galima, aš viską taip daryčiau. Leistume tas knygas ir nebūtinai popierinio, aišku, formato. Kodėl man, kaip aš ją atradau, tai labai paprastai, kaip ir minėjau, tiesiog varčiau Slovo laikraštį. Nu tiesiog, nes visi tie laikraščiai yra suskaitmeninti, juos visi mes galime pasižiūrėti. Jie yra ir lietuviškose bibliotekose suskaitmeninti, pavyzdžiui, Mokslo akademijos bibliotekoje Vrublevskio galima pasižiūrėti, bet labai patogiai yra Lenkai pasidarę. Lenkų yra virtuali internetinė biblioteka FBC.pl, kažkaip taip, bet čia tikrai galima susirasti. Ir galima visus dienraščio numerius atsirasti. Tai yra begalė, virš 300 numerių į metus. Ir tiesiog užtaikiau turbūt 30, kažką gal ieškojau apie tą 40-metį. Ir užtaikiau, pamačiau tą veidą, kuris čia yra kažkuriam puslapyje. Jo, Felicijos veidą, nu tai jau įdomu, moteris įdomu, jau kas čia bus, intriga, ne. Tai tokį pamatai, nu čia toks, ne, bus, kas žiūrėsite. Ir pasirodė įdomu. Ir paskaitinėjus tą knygą supratau, kad įdomu tai yra. Bet ilgą laiką tikrai laikiau mintyje, nes aš neleidėjas, aš niekas, aš tiesiog žinau dalykus ir viskas. Ir muziejuje kažkada mes kalbėjome, kad turbūt, kai išleidom kartu su Lapu katalogą apie suvenyrus, ne? Kai išėjo irgi Lapas yra išleidęs, buvo Vilniaus muziejuje paroda apie Vilniaus suvenyrus ir po to laiko kažkaip kilo tokių minčių, ką dar galima būtų išleisti, ne? Kas dar įdomaus yra, kokių tekstų. Nu ir aš tada šitą pasiūliau tekstą ir sakau, gal čia visai įdomu yra, kuris visiškai nesusijęs nei su muziejaus parodom, nei su kuo, bet tiesiog atskiras tekstas, kuris yra įdomus, kuris nėra, kaip čia pasakyti, nėra žinomas, tas yra įdomu visą laiką. Jisai žinomas daugiausiai polonistų tarpe, tai polonistai jį daug kas aprašė yra, bet jis nėra žinomas publikai ir toksai lengvas, kaip ir bulvarinis skaitalas, ne? Jo, aš dar nuo muziejaus pridursiu irgi Vilniaus, atsiprašau. Man atrodo, kad čia visiškai įsirašo į mūsų šiaip tyrimų, parodų programą, nes Vilniaus muziejui nuo pat įkūrimo nauja institucija atrodė, kad tarpukarį mes pažįstam per mažai ir tas dėmesys tarpukariui mums visada svarbus kaip Vilniaus muziejui. Tai šitas detektyvas buvo vienas iš būdų tą tarpukarį geriau, kaip ir minėjau, lengvai pažinti. Klausimas? Aš norėjau paklausti, kas yra tas kitas žmogus, kuris rašė įvadą ir komentarus, gal gali pakomentuoti. Jo, tiesa, čia mes dar turbūt šito neišdavėm dalyko. Šita knyga yra ne tik detektyvas, bet čia užsiminiau, kad 95 metais Krontos leidykla Londone išleidžia antrą lenkišką laidą su komentarais, su viskuo ir tenais parašė komentarus toksai profesorius, vis dar gyvas, Vaclavas Levandovskis, Torunės universiteto, jeigu dabar gerai atsimenu, ir jisai, tarpukario vilnistikos specialistas, gavo užsakymą iš leidyklos parašyti komentarus. Ir būtent tas 95 metų leidimas ir buvo pasirinktas šitam lietuviškam pirmam leidimui. Ir kažkaip kalbant su leidykla, aš gavau tokį
užprašymą parašyti įvadą, komentarus apie viską ir panašiai. Aš labai išsigandau ir galvoju, aš tai nežinau tiek aš dalykų apie šitą. Ir tada leidėjas Leonardas Vilkas atsiuntė man su vertėjas. Leonardas Vilkas atsiuntė 95 metų leidimą, aš pasižiūrėjau to Levandovskio komentarus ir galvoju, kam antrą kartą daryti tą patį? Kam? Jeigu, aš tingiu rašyti, tingiu, tikrai, nes aš tiek nežinau ir labai daug reikėtų investuoti dalykų. Ir aš pažiūrėjau, kad jo visai įdomus dalykai, todėl teksto gale, čia aišku neprivaloma skaityti, čia kaip studentams sakau kartais seminaruose, ne viskas privaloma skaityti, bet čia jūs sužinosite ir apie autorius, tokias trumpas biogramas, apie pačią knygos idėją, apie kodėl tai yra detektyvas ir jo kai kurias to profesoriaus kai kurias versijas. Pavyzdžiui, man jo labai yra įdomi versija, jisai svarsto, kodėl Felicija Romanovska yra pavadinta Felicija Romanovska, kad tai yra susijęs su Rusijos imperijos kultūros, palikimu ir taip toliau. Gal ne su visko galima sutikti, bet man atrodo dar vienas įdomus toksai požiūris, dar vienas yra įdomus sluoksnis ir vėlgi mes čia kaip lietuviškos kultūros atstovai vienaip matome šitą knygą, turime pavyzdį paskaityti, kaip ją mato lenkiškosios kultūros atstovas. Tik tai, kaip čia skaityti, tik tai dar įvairina tą požiūrį į viską. Ačiū labai. Aš pabaigai noriu paminėti herojus, be kurių šitos knygos nebūtų. Tai Povilo minėtas vertėjas Leonardas Vilkas, Lapo leidykla, kad pasirašo mūsų tokioms idėjoms. Aurelija Slapšytė, kuri sukūrė tokį patrauklų knygos veidą ir kūną. Ir rėmėjus turėjom 2. Mes iš tikrųjų bandėm tą knygą ilgai išleisti, kokius turbūt 2-3 metus mušėmės ieškodami finansavimo ir galiausiai Baltiškas House ir Lenkijos institutas mūsų šitą idėją palaikė ir padėjo išleisti. Ir dėkoju pašnekovams, Kastyčiui, Povilui, Rasai ir jums. Ačiū labai.